Vyro mintis, jausmai, veiksmai populiari tema, tai matosi mintis kažkokios kovingos, kad jaučiasi kažkoks lyg tai išdavystės prieskonis, kažkoks nesusipratimas tam žemiškam lygmenį, bet dvasiniam tai vis dėlto jaučia žmogus, galvoja, kad tai yra aukščiau, gražiau, šviesiau, nes matosi elnias tasai simbolis šviesos jėgų, taigi vyras žemiškam lygmenį pyksta, bet dvasiniam tai matosi, kad nepyksta, o kokiegi jausmai, tai matosi jausmai, kad jisai yra užsipildęs, emociškai toksai sotus, toksai metas, galbūt ir užsiima kažkokiam praktikom, meditacijom, kad nėra to trūkumo. Ir matosi, kad nori pasidalinti su moterim savo tais išgyvenimais ir savo tą gerą nuotaiką, kad kaip 6 monetos, tai abi pusės ir kad tikrai jisai gal kažkoks ir dvasinis praktikas, nes matosi, kad ir tų nuoskaudų nelaiko, kad ir tos emocijos subalansuotos ir nežiūrint kažkokių galbūt ir sudėtingų situacijų moka išbalansuoti ir taip neutraliai žiūrėti tą situaciją, o kokie veiksmai, tai matosi kažkokie ramus, kad kažkoks pasitikėjimas, kad šviesos jėgos ves, kad nereikia skubėti ir matosi, kad jis ir pats neskubės. Ir toliau tai yra karalius lazdų, neskubės, bet bus ryškus. Taigi kažkokius neskubius, bet ryškius veiksmus jisai padarys. Ir tai bus kažkas tikrai išmintingo, kad jau jis pasimokė ir nebekartos, kas yra senai išbandyta, bet tais kažkokiais naujais keliais. Ir tai matosi kažkas išmintingo, tą, kai jisai surado, kad ištaškinti tą situaciją labai subtiliai viskas vyks.